Sveiki, mėlyjei, su jumis Jolanta ir YouTube kanalas Taro gyvenimai ir meiliai. Tai ne kanalas Taro gyvenimai ir meiliai, o raudonosios rožės kanalas. Šiandien tokia pas mus nuotaika. Paskutinė rožė nusiskyniau iš kiemo, kad nesušaltų, kad nesulytų. Ir paskutiniai žiedeliai šios vasaros yra skirti jums. Mėlyjei, pasižiūrėkime tokią temą. Stotis dviems. Jau seniai bežiūrėjome. Tegul rožė lydi mus į jausmų pasaulį, tegul ji nušviečia mums kelią, kaip toliau elgtis, kaip ką veikti, ko neveikti, kaip harmoningiau kurti poros santykius. Taigi, mėlyjei, stotis dviems. Koks yra vyras? O kokia yra šituose santykiuose moteris? Šitai padarykime, ne? Kartos laksto, aš visada tai padarau. Gerai. Ir kas tarp jų? Pasižiūrėkime, kas tarp jų. Ko šituose santykiuose nori vyras iš moters? Ko moteris nori iš vyro? Kaip jisai ją mato? Kaip moteris jį mato? Ką jie galvoja? Ką jinai galvoja apie jį? Ką jis jaučia jai? Ką jinai jaučia jam? Ar turi planų vyras į moterį? O moteris ar turi planų į vyrą? Kokie bus artimiausi veiksmai ir moters į vyrą? Pamaišykime. Ar vyras mato perspektyvą su moterimi? Ar moteris mato perspektyvą? Ir kaip galvoja Taro, ar Taro patarė moteriai būti, vyrui patarė su moterimi būti? Su šita moterim, o moteriai patarė būti su šito vyru ar nepatarė. Na ir kaip jų santykius mato Taro, kaip vystysis reikalai artimiausią mėnesį. Na ir koks rezultatas, ką patarė Taro porai. Na ir apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie labai brangų dalyką, vienas kitam, mes kalbame apie šeimą arba apie santykius. Buvo priimtas sprendimas, buvo meilė, yra meilė, būtinybė pasirinkti, yra meilė ir žmogus tikriausiai pasirinko pabaigti santykius, nes yra šeima, galbūt šitaip yra, arba galbūt buvo susipykimas ir žmogus pasirinko likti šeimoje, būti su jumis kartu, jeigu jų šeima. Taigi, mėlyjeji, pasižiūrėkime, koks šituose santykiuose yra vyras. Na, jis laimėtojas, jis kažkaip pasiekė tai, ko norėjo. Kažkas įvyko jo gyvenime tokio svarbaus, kad jis pasijuto ant žirgo ir jis pasiekė savo tikslų. Vyriškis yra charizmatiškas, labai ambicingas, labai įžeidus, labai toksai, šiek tiek garbėtroška ir jam pavyko kažką atlikti tokio, kad jis pasijuto ant bangos. Jis pasijuto mylimas, gerbiamas, suprastas, pripažintas, priimtas. Jis pasijuto gerai. Jis čia jaučiasi gerai. Kokia yra moteris šituose santykiuose? Moteris tikriausiai turi savų tikslų ir ji tiesiog neapsisprendžia, ko jinai nori, arba ji tiesiog pasiekė savo tikslų. Tai kažkas naujo, moters gyvenime yra kažkas naujo. Proveržis, didysis arkanas, karieta, moteris tikriausiai yra susikoncentravusi į savo gyvenimą arba tiesiog vykdyti. Tuose santykiuose jį labai aktyvi. Galbūt jį vairuoja mašina. Vyras ir moteris. Na gerai, ir pažiūrėkime, kas tarp jų. Na, kas šiuo metu tarp jų? Tarp jų vienišumas, tarp jų yra atsitolimas, nebendravimas vienas su kitu, galbūt kažkuris iš jų serga, galbūt žmonės amžiuje, arba jie turi kažką slaugyti, galbūt jie keliauja pas gydytojus, pas profesorius kažkokius tai, susirūpinę savo sveikatą, arba vyras susirūpinę savo sveikatą. Bet jeigu kalbam apie santykius, tai čia yra atsitolimo, nebendravimo, tiesiog nėra ryšio, tarp dviejų žmonių nėra ryšio. Vyriškis yra kažkoks pergalingai, švenčia kažką, o moteris yra galbūt net išvykusi. Moteris gal ir net išvykusi iš šitų santykių, nes tarp jų yra atšalimas, labai, labai didelis atšalimas, jie nebendrauja vienas su kitu. Na gerai. Ir kas vyks tarp jų artimiausią mėnesį? Nemigo naktis, baimės, neapibrėžtumas, toks kaltės jausmas, košmarai,
ką mes darome, kur mes einame, kas čia tarp mūsų bus ir taip toliau. Va, tokios labai nemalonios kortos iškrito tarp jų, tarp vyro ir moters. Gerai. Pažiūrėsime, ko moteris nori iš vyro. Moteris iš vyro nori, tikriausiai jau nori kažkaip pabaigti tokį reikalą, jų santykius, jį tiesiog nori arba pabaigti, arba susitaikyti ir pradėti iš naujo, kad jų santykiai vystytųsi iš naujo naujam lygmenį. Moteris nori aiškumo, kas tarp mūsų, kaip mes, kas aš tau, kas tu man, kas aš tau. Va taip normaliai susėsk ir pasakyk, kas aš tau esu. Moteris nori aiškumo. Moteris nori pagaliau pabaigti šitą tokią kažkokią nervatrofkę, ar ne, kuri yra tarp jų. Tarp jų yra atšalimas, tarp jų yra nervų karas, tarp jų yra tikriausiai ne tik nervų karas, bet ir žodžių karas. Moteris nori pagaliau visą šitą pabaigti. O ko nori vyras iš moters? Pažiūrėkit, didieji arkanai. Tikriausiai ir vyras nori visą šitą pabaigti, nes šita tyla, šitas nemalonus toks konfliktas, atsitolimas, jis juos abu išvargino. Ir vyras nori kažkokio situacijos išsirišimo, taip pat nori kažką pabaigti. Tai nes santykiai tikriausiai santykiai nesivysto ir žmonės tiesiog pavargo būti šitokioj depresijoje, šitokioj neviltyje. Ir tiesiog jie nori kažkaip išrišti šitą reikalą, jų santykius, kad jie išaiškėtų. Vat ko nori vyras? Gali būti norėti teismo. Jeigu jie pora, tai tikriausiai gali norėti teismo proceso, skyrybų, o moteris taip pat kažkaip užbaigti šitą reikalą ir galų gale kažką nuspręsti. Va taip va. Moteris nori tiesiog pabaigti, jų santykius pabaigti. Arba susitaikyti ir pradėti iš naujo, arba tiesiog pabaigti. Nes pasaulis tikriausiai tarp jų yra milžiniškas dvasinis ir emocinis artumas, yra nutolimas, sakyčiau, milžiniškas ir jie tiesiog yra labai vieniši. Gerai, mėlyje, žiūrime. Tai kokį vyrą mato moteris? Moteris vyrą mato įsimylėjusi, pilna jausmų, jis tikriausiai šeimoje. Ji mato jį šeimos žmogų. 10 taurių yra šeima. Ji mato jį šeimoje. Arba ji mato jį įsimylėjusi. Va čia irgi klausimas. O kokią moterį mato vyras? Vyras moterį mato puikia imperatorė. Tikriausiai jie yra šeima ir šiuo metu tarp jų yra krizė. Va taip galima pasakyti. Vyras ją mato žmoną. Tai yra imperatorė, tai yra žmona. Va, šeimos moteris, ištekėjusi moteris žmona. Svarbiausia moteris vyro gyvenime. O moteris jį mato, kad tai mano šeima. Tu esi mano šeima. Gerai, pasižiūrime. O ką moteris galvoja apie vyriškį? Kad tai jos likimas, jis yra jos likimas, tai kažkas svarbaus. Dar kad jų santykiai tai susipyksta, tai susitaiko, tai vėl kažkokie cikliški. Kad jis yra jos likimas, tiesiog jos suvedė likimas ir jie, ką jis galvoja. Kad jis ir mano sėkmė, ir mano nesėkmė tuo pačiu. Kad jis yra mano sėkmė, taip gali galvoti. O ką galvoja vyras apie moterį? Vyras paėmęs pauzę yra. Jis supranta, jis galvoja, kad jis tiesiog šiuo metu ilsisi, tikriausiai gal buvo konfliktas, gal buvo kažkas, ir vyras sudaužė ją į širdį ir jis tiesiog ilsisi šiuo metu, mato ją besilsinčią, nieko nedarančią, laukiančią kažkokiu tokių reikalų, išsisprendimo, galbūt pokalbio, galbūt kažkokiu tokiu dalyku. Ką jis galvoja? Kad tarp jų yra pauzė, atšalimas. Kad jie jau vienas kitą taip įskaudino, kad jie jau kaip sužeisti gyvūniukai. Jie kaip sužeisti kariai šiuo metu yra atskirai vienas nuo kito ir laižosi žaizdas. Kažkaip prieš pradedant veikti. Va. Jie čia taip. Jis galvoja, kad jie šiuo metu tarp jų pauzė. Ką jie galvoja, kad jis jai labai svarbus iš tikrųjų žmogus. O kokie jausmai moters į vyrą? Moteris vyrą myli, pažiūrėkite. 2 taurės. 2 taurės. Taip, mes mylime vienas kitą. Taip, jausmai yra. O ką vyras jaučia moteriai? O vyras pyksta. Vyras tikriausiai jaučia pavydo priepolį kažkokį, bet tikriausiai ne ją jaučia pavydo priepolį, nes jis čia kardai, jo mintis kardai. Jo yra, tokie svarbus dalykai, jis čia piktas, jis nervuotas, jis nesutinka su niekuo.
jo jausmai yra, tokie tragiški, sakyčiau, jausmai. Jis įsižeidęs, piktas, jis nervuotas, jis sudirgęs, jis nemoka pašnekėti žodžio normaliai. Ji mato jį kaip, ji jaučia jam normalius jausmus, kaip ir moteris vyrui. Tai yra mano pora, 2 taurės. O jisai yra įsipykęs, įsiėdęs, jinai tikriausiai nesutinka su juo, kažkokio sprendimų, jinai jo sprendimų nepalaiko, jinai konfliktuoja ir jis jaučia nuolatinę įtampą, kokie jausmai, pyktis, sudirgimas, irzlumas, kažkas tokio. O kokie kėslai artimiausiai, kokie planai moters į vyrą? Planai neaiškus, ji pati nežino, kaip čia bus toliau. Ji dar nežino, kaip čia bus toliau, kaip viskas įsispręs, moteriai kol kas neaišku. Ir ji negali pasakyti, kokie planai. Ar jai kurti tos planus, ji nežino, kas bus tarp jų ateityje. Ji net nežino, ką galvoti, nes nėra aiškumo, nėra konkretumo, tarp jų pauzė, jie atitolinę vienas nuo kito, jie sudirgę, įserzinę, vyras sudirgęs, išserzinęs ir, žodžiu, nieko konkretaus, su juo tikriausiai net pasikalbėti negalima, nes jie čia vienišius, jie čia pykstasi ir taip toliau. Gerai, o tai kokius planus turi vyriškis? Blogai, 5 pentakliai. 5 pentakliai yra blogai, planų jis neturi šitą moterį. Jis jaučiasi čia nuvertintas, jis nevertingas, jis nemylimas, jis nepripažintas ir jis sako, kokie gali būti planai. Aš neturiu į ją jokių planų, Aš noriu kažkur išvykti ir skubiai. Aš noriu išvykti, aš noriu viską pakeisti, noriu galbūt nutraukti santykius, nes kardų riteris jis toks labai impulsyvus, jis pirmą padaro, paskui galvoja, jis iš vis negalvoja, ką daro. Tai 5 pentakliai nėra planų. Moteris taip pat pagal mėnulį, ji negali turėti planų, ji nežino, kokie planai bus. Ji nežino, kas laukia ateityje. Gerai. O kokius moteris planuoja atlikti veiksmus, kokie veiksmai? 4 lazdos, jeigu jie gyvena po vienu stogu, tai jie taip ir gyvens po vienu stogu, jie galvoja, kad nieko neatsitiks artimiausiai mėnesiai. Kaip gyvenome, taip ir gyvensime, nieko čia svarbaus neįvyks. Kokie veiksmai 4 lazdos? Gal kažką su nekilnojimu turtu darys, gal kokius tai remontas gali būti šventė namuose, galbūt koks tai jubiliejus ar gimtadienis gali būti artimiausią mėnesį, ar ne? Kokie veiksmai? 4 lazdos. Mūsų namai, mūsų tvirtovė, sako moteris. O kokie veiksmai iš vyro pusės į ją? Pasižiūrėkite, mirtis. Čia reiktų pasižiūrėti tą mirtis, bet kadangi dėlionė yra bendra, galbūt kažkam labai parūps, tai kviečiu į asmeninę dėlionę, į asmeninę konsultaciją. Kokie artimiausi veiksmai? Kad viskas tikriausiai pasibaigs? Pokyčiai. Kardinalūs pokyčiai į šitos moters pusę, kardinalūs pokyčiai. Bet kodėl jie tokie skirtingi, jie taip šviesom spalvom jį mato, o jis čia visiškai yra toksai atsitolinęs ir jis galvoja, kad jau viskas. Kokie artimiausi veiksmai? Mūsų santykiai nutrūks, nes jau viskas yra pasibaigę. Pagal judgment, ko nori vyras, tai mirusi žemė, reikia kažką daryti, arba prikelti santykius, arba pabaigti visiškai. Išsiskirti, ta prasme. Artimiausi veiksmai, kad daug kas keisis, viskas keisis. Nebebus taip, kaip buvo. Kas keisis, čia korta mirtis nesako. Gerai, ar mato perspektyvą su vyriškiu moteris? Perspektyvą jį mato, galime būtų pradėkime viską iš naujo, o moteris sako, pradėkime bendrauti, pradėkime iš naujo. Aš tave myliu, aš tavęs geidžiu, tu mano geidžiamas vyras, pradėkime iš naujo. Ar ne? O vyras kokias perspektyvas mato su moterimi? 2 kardai. 2 kardai. Perspektyvų jis nemato. Perspektyva būtų tame, kad jam reikėtų tiesiog apsispręsti, pasirinkti. Jis tikriausiai turi kitą moterį. Nes 2 kardai ir pasirinkimas tarp 2 lygiaverčių dalykų. Ir vienas pasirinkimas ir kitas jo netenkins. Jeigu jis kažką pasirinks, nei viena pusė jo netenkina. Jam reikia abiejų, kad abi pusės harmoningai gyvuotų jo gyvenime. 2 kardai. Tai perspektyvų nemato tame, kad moteris tikriausiai verčia jį. Arba tiesiog stato prieš faktą, kad reikia pasirinkti, apsispręsti su kuo ir kaip. Va tokie dalykai.
Ar mato perspektyvas taro moteriai šitoj pusėj? Žinoma, mato. Taip, ji čia šauniai, aistringa, valdinga, ji uždegtų karalių, ji čia valdytų situaciją. Žinoma, taro mato perspektyvą šitai moteriai šitoj pusėj, bet ji turėtų imtis iniciatyvą į savo rankas. Ji žino, ką daro, ji žino, kaip padaryti. Ji pilna polėkio, pilna kūrybos, pilna tokių uždegančių užmojų. Visada pas ją yra veiklos. Tai, žodžiu, perspektyvą mato. O vyriškiui su moterim mato perspektyvą? Na, 6 taurės. Kažkada buvo labai šilti santykiai, tai tikriausiai vyriškiui patarė atgaivinti praeitį arba palikti jausmus praeityje ir žygiuoti kažką naujo. Arba prisiminti, kaip gražu tai buvo praeityje, kaip gera su ja buvo praeityje. Kokie nuostabus buvo jausmai, bet tikriausiai jie buvo ne vieni. Šituose santykiuose kažkas ant kranto stovėjo ir žiūrėjo, kaip jie nuostabiai leido laiką. Buvo trečias žmogus, kuris stebėjo ir liejo ašaras, žiūrėdamas į jų džiaugsmą, į jų porą. Va, tai va tokia situacija. Perspektyvas mato, bet praeityje. Na ir ką patarė taro, kas bus artimiausią mėnesį, koks patarimas? Santykiai labai sunkus, tai yra sunkiai realizuojami santykiai. Ir koks patarimas iš taro būtų šitai porai? Tai sunkiai realizuojami santykiai, nes mes jau dabar matome pagal kortas, kaip moteris galbūt idealizuoja, ji tiesiog myli vyrą, o vyras yra neapsisprendęs, vyras yra šaltos energijos, tai tikriausiai yra jo tam tikros planetos jo gimimo datoje yra įsidėsčiusios tam tikrose ženkluose ir vyras tiesiog ne emocijomis vadovaujasi, o šaltų protų, logika, apskaičiavimo ir taip toliau. Tai jie labai skirtingi, bet jie vienas kitą uždega. Taigi, mėlyje, ką patarė taro šitai porai? Nes santykiai sunkiai realizuojamus parodė. Tikriausiai santykiai kertasi su ne su moralės normomis, bet su socialinėmis normomis, taip kaip numatyta, sakykime, santykiuose, visuomenėje, kaip numatyta papročiuose tos tautos, tos valstybės, tarkim, to giminės papročiuose, kokios yra šaknys ar ne. Tikriausiai žmonės yra labai skirtingi, skirtingos jų klanai yra labai skirtingi ir Taro sako, kad vis dėlto santykiai yra sunkiai įmanomi ir vienas kitam ir toliau liksite kaip žvaigždė, tolimi, su laiku nutolsite. Jūs galite būti draugais. Vyras siūlo draugystę, o moteris tikriausiai nesutiks su draugystė, nes ji yra įsižeidusi, ji juo nepasitikė, ji nepriima šitokių dalykų, ji nesupranta, kaip galima paisyti kažkokių normų visuomeniai nusistovėjusių tabų, tokių stereotipų, jeigu yra meilė. Jie nesupranta šitokių dalykų ir taro patarė, moteris nesupras šitokių visokių stereotipų, nes ji yra žvaigždė. Ji dėl savo laimės, ji pasiryžus laužyti visus stereotipus, o vyras tikriausiai yra neįsigilinantis, lengvabūdis ir jis tiesiog nesupranta, kaip galėtų būti kitaip. Kad galėtų būti kažkaip kitaip ir galėtume būti laimingi kartu, nes yra tam tikras nusistovėjęs, sakykime, santykių modelis ir todėl šitie santykiai yra sunkiai įmanomi. Va taip va. Na ir ką daryti moteriai? Patarimas tam, kuris žiūri. Tarkim, moteriai.
Patarimas moteriai, nieko nėra neįmanomo. Nieko nėra. Jeigu tu dabar liūdį ir galvoji, kad nieko nepavyks, tai nieko nėra neįmanomo. Gali įvykti stebuklas, nes kvailelis jisai toks. Jis neprognozuojamas. Bet kada viskas gali pasikeisti, nes gali pasikeisti bet kokia gyvenimo situacija. O koks patarimas vyriškiui? Patarimas vyriškiui, tu myli moterį, tu leidai ją išeiti, bet tu supratai, kad ją myli, todėl šalin vidinius prieštaravimus ir susigražinti mylimą moterį, nes tu dabar supratai, kad tu ją myli. Nekonfliktuok, nesivaržyk su savo siela. Tavo protas sako, kad ne, yra nustatytos taisyklės, o širdis iš tikrųjų labai ilgisi, labai šaukia tokią puikią moterį. Jie yra jam kaip žvaigždė, jis ją myli. Nesivaržyk, sako, nesivaržyk su savo širdimi. Jeigu leidai ją išeiti, tai susigražink savo meilę. Nesivaržyk. Na, 9 pentakliai. 9 taurės, ne 9 pentakliai. Pasikeitimai atneštų abiems labai daug džiaugsmo ir nusiraminimą. Nusiraminimą ir atrastumėte savo žmogų. Jūs vis tiek vienas kito nepamirštate. Vienas kito jūs vis tiek negalite pamiršti. Todėl susitikite ir atgaivinkite santykius, jeigu esate šiuo metu atskirai vienas nuo kito. Tai kortos patarė, susitikite, atgaivinkite ryšį, nes jūs vis tiek vienas kito nepamirštate, nepaleidžiate iš savo širdies. Nes jūs ir nepaleisite. Laikas eina, o jūs vis tiek vienas kitą laikote prie savęs prispaudęs. Todėl kortas sako, nebūkite egoistiški, susitikite. Tegu vyras padaro proveržį, nes čia vyro pusė. O moteriai laikas visas žaizdas užgydys. Todėl nuolankumo, kantrybės. Vis tiek, sako, jūs vienas kito nepamiršote. Tai va tokia buvo dėlionė. Stotis 2. Ačiū visiems.